rubrika pristato Kredito unija. Paskolos sąžiningomis palūkanomis. Labas rytas, malonu, kad keliatės draugė su Lietuvos televizija. Šie metai, 2012, tarptautiniai kooperatyvų metai, todėl tą progą mes kalbamės apie kooperacijos naudą mūsų kasdienėme gyvenime. Ta proga laidoje svečiuojasi Pareigūnų kredito unijos valdybos pirmininkas Vytautas Bakas ir Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius. Labas rytas. Labas rytas. Taigi galbūt ir pradėkime mūsų pokalbį nuo to, kas apskritai yra kooperacija, kaip ją reikėtų apibūdinti. Na, apibūdindamas kooperaciją, norėčiau nuo posakio tokio. Kaip sakoma, jeigu nori eiti greitai, eik vienas. Jeigu nori eiti toli, eik drauge. Tai iš tiesų kooperacija yra bendradarbiavimas. Ir, na, jisai yra įvairiose formose ir mes galim daug pavyzdžių matyti nuo paprasčiausios pavasarinės talkos namo gyventojų iki sporto komandų. Na, o prieš 150 metų kooperacija persikėlė ir į ekonominį gyvenimą, kada buvo įkurti kooperatyvai, būtent kurie ir buvo skirti tam, kad nariai, kooperatyvo nariai galėtų savo priimtinomis sąlygomis teikti įvairias paslaugas vieni kitiems. Bet kartais tai būna, kad kai įsiruošia į kelionę, draugas ima ir atsiskleidžia įvairiausiamis spalvomis. Kas tada? Tai iš tikrųjų kooperacija tuo ir žavi, kad jinai nebūna tokia vienalytė arba monolitiška. Ir tikrai gyvenimas kooperatyvuose verda ir būtent ta forma ir leidžia atskleisti priimti tuos sprendimus, surasti būdus įvairius iššūkiams išspręsti. Tai kokiose srityse tas verda gyvenimas? Iš tikrųjų, kooperacija kaip veiklos forma žmonėms naudinga dažniausiai tuose srityse, kur teikiamos masinės paslaugos. Na, pavyzdžiui, tai galėtų būti arba mažmeninė prekyba, tai galėtų būti ūkiai, tai galėtų būti finansinės paslaugos, netgi komunalinės paslaugos. Ir iš tiesų, kooperacija ypač svarbi tada, kada yra visuomenė asocijuota ir tokiu būdu ji gali tenkinti savo poreikius. Ir tai, aišku, yra puikiai alternatyva tom pačioms ir monopolijoms, taip pat tai gali prisidėti ir prie šalies konkurencingumo, taip pat žmonių gyvenimo kokybės. Tai paprastai tai didina bendruomenių vertę. Kooperacija teikdama tos pačios bendruomenės nariams, reiškia tam tikras paslaugas. Bet Lietuvoje kooperacijų tikrai sunkiai galima būtų pastebėti. Iš tikrųjų, Lietuvoje negalima pasidžiaugti žmonių kooperaciją kaip ir žmonių asociacijomis. Žmonės dar tik tai atranda bendrą veiklą. Šiaip Lietuvoje, matyt, čia nieko nepaslaptis, vyrauja daugiau toks egocentrinis, individualistinis požiūris. Ir aišku, kooperacija yra visiška alternatyva tokiam požiūriui ir alternatyva tarp, sakysim, valstybės kontroliuojamų veiklų ir visiškai privataus verslo. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tai galėtų būti, tarkim, kad ir profesinės sąjungos, kad žmonės būrėsi į profesinės sąjungos, atsiranda, tarkim, finansinių paslaugų poreikis, kaip buvo su pareigūnų profesiniam sąjungom. Ir tiesiog 50 pareigūnų susirinko ir įkūrė kooperatinį, reiškia, banką, kooperatinę uniją, kuri dabar teikia jiems įvairias finansinės paslaugas. Ir galima, pradedant nuo paskolų, baigiant, reiškia, indėliais, baigiant tuo, kad pareigūnas baigęs tarnybą, jam unija gali padėti pradėti nedidelį verslą. Tai iš tikrųjų tai yra, ko gero, nauja niša ir dar jos laukia, mūsų žmonių visuomenės laukia atradimai jos. Nors, aišku, už artimiausių sienų, sakysim, artimiausiose šalyse ta kooperacija pakankamai išplėtota. Taip, jūs esate Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo pirmininkas, minite, kad galbūt suvienijo finansiniai reikalai, o be finansų? Ne, iš tikrųjų, profesinė sąjunga iki šiol pagrindinė veikla teikia teisinę pagalbą pareigūnams, tačiau kada mes prieš keletą metų suvokėme, jog vadovai suvokėme, jog žmonėms reikia papildomos veiklos ir kada, tarkim, įvykdavo tos pačios nelaimės, žmonėmis galėjom duoti pašalpą, ten 300–500 litų profesinė sąjunga, kur iš esmės, kada užklumpa liga arba gaisras,
gaisras arba apvogė namus pareigūno, šeimai yra labai sunku ir tie keli šimtai litų tikrai nepadeda. Tai aišku, šiuo požiūriu ta kooperacija, ta kredito unija įsteigta, ji labai pasiteisino ir šiandien mes šalia teisinių paslaugų, šalia pareigūnų interesų atstovavimo galime pareigūnam, jų šeimos nariam teikti ir finansinės paslaugas nelaimės atveju ir pakankamai reaguoti lankščiai ir greitai. Lietuvos centriniai kredito unijai priklauso 61 kredito unija. Jų tikslai kokie būtų pagrindiniai? Na, bendrais bruožais, jeigu kalbant, tai pagrindinis kredito unijų tikslas yra teikti finansinės paslaugas nariams, palankesnėmis sąlygomis, neatsižvelgiant į narių turtinę ir socialinę padėtį. Tai gali pasireikšti tuo, kad yra galimybė sumokėti komunalinius mokesčius, pavyzdžiui, nemokamai arba kur kas mažesnėmis kainomis. Kitos paslaugos yra teikiamas lankščiau, operatyviau, greičiau. Ir neseniai teko bendrauti su vienu pašnekovu ir jis tiesiai paklausė, kreditų unija verslas ar ne? Tai mano atsakymas buvo, kad tai yra socialinis verslas. Tai nėra tik aklas pelno uždirbimas, pirmiausia yra narys, paslaugos jam, o kredito unijos tampa tokiu ne tik tai finansinių paslaugų teikimo centru, bet ir dažnai rajonuose, bendruomenėse ir susibūrimo vieta. Kooperacijos, ar jos paplitusios užsienio šalyse? Vienu žodžiu, jeigu atsakyti, tai tikrai taip. Ir neseniai buvo konferencija Lietuvos Respublikos Seime, būtent tarptautinė konferencija kooperacijos tematika ir svečias iš Italijos, Trentino regiono, kooperatyvų federacijos generalinis direktorius pasakė ten uždegančią kalbą ir kaip pavyzdį parodė būtent savo regioną, kai iš 500 tūkstančių gyventojų 200 tūkstančių priklauso kooperatyvams, įvairiems, ne tik finansiniams, bet ir prekybos, paslaugų, socialiniams kooperatyvams. Ir tai buvo viena iš pagrindinių sąlygų, kuri leido išgyventi ypatingai sunkmečio sąlygomis ir apskritai tam regionui gyvuoti. O Kanada, JAV, Danija, Švedija tai yra išsivyščiusios šalis, kuriuose tikrai yra kooperatyvai paplitę. Ir apskritai, kad Lietuvoje populiarėtų kooperatinė veikla, ką reikėtų padaryti mums? Aš manau, kad reikia visiškai nedaug, tai reikia visų pirma, kad žmonės, kiekvienas žmogus patikėtų savo asmeninę galią, taip pat atsisakytų tam tikrų vyraujančių kompleksų ir stereotipų, apie kuriuos aš minėjau, apie skepticizmą, būtent bendruomeninės veiklos perspektyvą. Aišku, kita dalis, kas yra labai svarbu, tai teisinė aplinka. Be abejo, tam, kad kooperacija, toks kaip besimezgantis reiškinys, galėtų gyvuoti, reikalinga palanki teisinė aplinka ir reikalinga tam tikra nedidelė politikų globa. Ir aišku, tokiu būdu, reiškia, natūraliai galima būtų spręsti ir bedarbystės klausimus, ir visuomenės stiprinimo klausimus, ir pagaliau, kaip minėjau, konkurencingumo klausimus. Fortunatai, ir vienu sakiniu, jūsų palinkėjimas tarptautinių kooperatyvų metam. Na, tarptautiniais kooperatyvų metais, tai pirmiausia, noriu palinkėti visiems kooperatyvų nariams aktyviau dirbti kooperatyvų labui ir savo labui. Na, o žmonės, kurie dar nėra kooperatyvų nariais, tiesiog, na, smalsumo vedami, kad pabandytų kooperuotis ir taptų nariais ir pamatytų tą naudą. Ir vyniokį meškerės, taip. Ačiū, kad buvote. Gražaus savaitgalio. Rubrika pristato Kredito unija. Paskolos sąžiningomis palūkanomis.